Tai kodėl mikroklimatas šiandien yra nemažiau svarbus už dizainą? Mikroklimatas vienas iš toksai, kaip sakykime, jisai daug ką apibūdina arba įeina. Tai ne tik tai sveikata, tai ne tik vienas oras, tai ir temperatūra, ir santykinė drėgmė. Tai dizainą mes galim gan, kaip sakant, pakeisti, arba sienos bus baltos, ar juodos, ar dar kažkokia. Mūsų sveikata nuo to nenukentės, sakykim taip. Aišku, ten emocinis šiek tiek gali pakeisti priklausomai nuo spalvos, turbūt, jeigu taip kalbant, bet aišku, dizaineriai užpyks už mano to žodžius, turbūt. Bet aš norėjau pasakyti, kad mikroklimatas yra toks dalykas, kuris yra jau susijęs su sveikata. Tai reiškia, kad baldas mes galim pakeisti, nudažyti, dar kažką tai padaryti, ne? O sveikata yra toks dalykas, kad mes suprantame, kad namuose ar darbo vietoje mes praleidžiam labai daug laiko. Ir jeigu mes praleidžiame dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, negalim normaliai kvėpuoti, plinta bakterijos, plinta visokie, kaip sakau, gyviai, mikroorganizmai, kurie mums neleidžia gyventi. Ir todėl šiai dienai, jeigu aš rinkčiaus tarp dviejų dizaino ir mikroklimato, tai turbūt vis dėlto pasirinkčiau mikroklimatą. Gali būti gražu, bet norėčiau aš ir sveikai gyventi.